Kasdien kalbame apie arterinę hipertenziją, tačiau arterinės hipertenzijos gydymas sergant reumatinėmis ligomis dažnai būna antram plane. Reumatiniai pacientai skirtingai nuo bendros populiacijos pacientų šalia tradicinių rizikos veiksnių, tokių kaip arterinė hipertenzija, jie turi dar daugelį papildomų rizikos veiksnių. Ir vieni iš tų veiksnių turintys įtakos gydant arterinę hipertenziją yra medikamentų vartojimas gydant reumatinės ligas. Tai būtent nesteroidinių priešuždegiminių preparatų vartojimas ir gliukokortikoidų vartojimas. Be to, sergant kai kuriom reumatinėm ligomis būna labai pažeisti inkstai. Pavyzdžiui, sergant vilkligę. Tai dar labiau prisideda prie arterinės hipertenzijos progresavimo, sergant šią reumatinę ligą. Taigi, ką daro nesteroidiniai priešuždegiminiai preparatai? Yra nustatyta, kad nesteroidiniai neselektyvūs preparatai didina kraujo spaudimą. O COX-2 inhibitoriai, tai vadinami liaudyje koksibais, jie didina tą kraujospūdį dar daugiau. Kodėl taip atsitinka? Kas tai per mechanizmas? Susilaiko daugiau vandens organizme, susilaiko daugiau natrio organizme, atsiranda periferinių arterijų rezistenčiškumas, todėl padidėja kraujospūdis. Gydant nesteroidiniais priešuždegiminiais preparatais, tai labai priklauso nuo dozės. Kuo dozė didesnė, tuo kraujospūdis gali būti didesnis. Ir gydant nesteroidiniais priešuždegiminiais preparatais, sistolinio kraujospūdžio padidėjimas galimas netgi iki 5 mm gyvsidabrio stulpelių. Kai eina kalba apie gliukokortikoidus, vėlgi jie turi daug teigiamo poveikio gydant reumatinės ligas, bet gydant arterinę hipertenziją, čia jau susiduriama su problemom. Jeigu gydoma nedidelė gliukokortikoido dozė, netgi ir ilgą laiką, 4 mėnesius ir daugiau, jeigu ta dozė mažiau negu 7,5 mg prednizolono, tuomet nėra arterinės hipertenzijos padidėjimo. Tačiau jeigu dozė viršyje 7,5 mg, atsiranda kraujospūdžio padidėjimas. Prednizolono dozę padidinus 10 mg, apytiksliai kraujospūdis padidėja 1,1 mm gyvsidabrio stulpelio. Dar viena problema - įvairūs vyraujantys sindromai sergant arterinę hipertenziją ir kai yra kartu reumatinė liga. Daugelis reumatinė liga sergančių pacientų turi Reino sindromą. Kai yra šitas sindromas, negalima skirti beta blokatorių, o jeigu būtinas beta blokatorius, tai pasirinkimo vaistas būtų arba nebivololis, arba karvedilolis. Dar viena įdomi savybė gydant arterinę hipertenziją sergant reumatinėmis ligomis, tai kad ne visi medikamentai veikia vienodai. Jeigu pacientas naudoja nesteroidinius priešuždegiminius vaistus kartu su diuretiku, beta blokatorium, AKF inhibitoriu ar ARB, tai atsiranda pastarųjų, būtent antihipertenzinį poveikį turinčių medikamentų silpnesnis poveikis. Todėl pasirinkimo vaistas šiuo atveju būtų kalcio kanalų blokatoriai, kuriems įtakos neturi nesteroidinių priešuždegiminių preparatų vartojimas. Taigi, gydant reumatinius pacientus susiduriam su ne viena, o su daugeliu problemų. Ir šiuo metu nepasakysiu apie dar kitas problemas, kurios slypi, bet esmė, kas tinka visiems reumatiniams pacientams, tai gliukokortikoidų vartojimas, nesteroidinių priešuždegiminių preparatų vartojimas turi didžiulę įtaką. Ir tai, kad reikia atsižvelgti į paciento būklę, į vyraujančius sindromus, sergant reumatinę ligą.